Sveiki. Aš ir per Facebooką live ir per čia dabar. Bandau žmonėm primint iš kitų. Bet tai kažkur po 7:10, 15 kažkas tokio pradėsim. Dar pakol čia žmonės surinks. Aš girdžiuosi, tikiuosi. Tuo jungitės į kvėpavimą. Pas mane linkas yra mano profilyje. Ką? Sveiki. Sveikas. Na, tai tau biškai užtruko, gal pasijungė, ne? Kam? Pala, biškai. Sveikas, Tadai. Sveikas. Sveikas. Aš vis dar mėginau priminti žmonėm, kad vyksta dabar kvėpavimo pratimai tavo per Facebooko live pasijungęs.
visiems sakau, kad jungtųsi linkas yra numestas, bet kiti vis dar žiūri ir ignoruoja tai. Tai Facebooką. Visgi aš Facebook live pasijungęs. Va. Oho. Gut, kaip gyvenat? O, idealiai. Geriau ir būt negaliu. Nu, super. Ta prasme, šiandieną orelis šakės. Man patiko. Šiandien vėjas apsienas. Jo, dėl to ir patiko. Aha. Nes varėm su dviračiu paminguškų tokio brolį išsitraukiau. Jam dviratį daviau, kad varytume. Tai Minėt kol pavėjau, prieš jo, ne? vėją mynėm, nu tai pavyzdžiui, varėm neilgai, ten gal apie 10 kilų. Tai pirmi 10 kilų buvo prieš vėją, 10 kilų atgal. Tai pirmus 10 kilų buvom virš valandos minti, valandą 10 kažkas tokio, kadangi prieš vėją pastovi per žvirkelį. Panašiai kaip bėgt. Gaunasi. Su mano padangos nesprogo. Per žvirkelį. Jo. O atgal mynėm tuo pačiu keliu, bet jau gavosi palei vėją. Taip per 20 minučių kažkas tokio atmynėm. Ten kiek skirtumas didžiulis buvo. Nu. Man patiko, žiūrėjau, ypač į kalnus minti. Kaip dievinu. Aš tai dabar mes kai miškais pabėgiojom, žinai, tai galvoju, grįžus ant asfalto bus kaip su Britva varyt, žinai. Tai pamatysi, jo. Nes dabar realiai visas bėgiojimas yra miškais ir čia, žinai, kalnas pakalnė, kalnas pakalnė, kalnas pakalnė, smėlis tam, tipo. Tai turėtų pasijaust ant asfalto lengvumas. Tik tai, kad irgi reikės spėjai batus minkštesnius užsidėti pradžiai arba priprasti, nes kai ant tų visų smėlių ir panašiai biški kitaip trenkia. Jo, tai priprast turbūt reikės, matai, aš tuos pačius batus naudoju, vaikštau basom, reiks gal jau prasibėgti kokį kilą basom, nes tada 10 prasėjau basom, tai blemba jautėsi raumenis po ėjimo. Va, tu protingai sakai, reikės kokį kilą prasibėgti basom. Taip, nes aš sakau, man užteko 10 praeit basom, jau aš supratau, kas... Man po to bėgant po 2 dienų jautėsi. Aš kaip pirmą kartą išvariau ne tik kaip basom, bet daugiau su batais, kur tenais, tai barefoot, tipo kaip basom. Ir, tai reikia bėgti normaliai, kaip ir normalus atstumas, tik biški lėčiau. Yeah. Sekančias 3 dienas niekur neėjau, beveik bėgioti ir iš viso niekur neėjau. Tai aš taip tada pakalbėjau, žinai. Ir... kažkaip jau aiškiau atrodo, kad nereikia per daug. Plius man tas prasėjimas davė, suprast, kad, kažkaip okei, aš bėgu tą atstumą, ir man kaip ir okei būna, žinai, su batais. Bet aš kaip basas tą atstumą praėjau ir pradėjau jaust, raumenis, kurių nejausdavo anksčiau net bėgdamas, žinai. Tai galvoju, okei, jeigu aš ėjau ir man taip jaučiasi. Tai reiškia bėgant... kas kitka. Netgi padai kokias 3 dienas dar, kaip sakyt, pasidenginėjo. Nauja oda turbūt. Aš vakar klaidą padariau, neapskaičiavau šokimo. Nušokau nuo tokios biškai aukštesnės vietos, ant ganėtinai lygios vietos, bet ten buvo toks pakilimas. Ir aš šokau su pirštais ant lygios vietos ir nepamačiau, kad tas pakilimas ir su kulnu į pakilimą trinktelėjau. Bet taip galingai. Tai, ta prasme, šiandienos bėgimas buvo atidėtas, šiandieną myliu. Per nugarą nedavė? Ne, biškai jaučiau perėjo, bet, ta prasme, ant kulno jaučiasi tiesiog kaulas biškai trinkteltas. Bet tai nieko, praeis greitai. Sustiprės. Tuoj už kokių 7 minučių pradėsime kvėpavimą. Dar tegul žmonės šiandieną žiūriu biškutuką, jau nelabai kas nori ką čia pakvėpuoti. Bet pažiūrėsim. O man Windows updates pradėjo procentai rinktis. Viskas pačiu laiku pas tave. Tai aš sakau, per telefoną greit prisijungiau, galvoju, nežiūriu, kad čia
Nieks nevyksta su kompu. Staigi ausinės perjungiau, žinai. Žiauriai fainą upelį radau čionais. Toks iš vamzdžio, supranti, vanduo bėga. Ir ten karočiau upėtakį šalia plaukioja skaityk. Tai ten šaltas vanduo. Ir jisai švarus, žinai, jeigu upėtakį ten sėdi. Bet esmė tame, kad tas vanduo, kai bėga iš to vamzdžio, tai tas ošimo garsas gaunasi. Ir vat, jisai man vėl atjungia galvą, kaip pirmą kartą vandenį, kai tuščia paliko realiai, žinai. Ko man vėl ilgai jau nesigavo padaryti būnant vandenį, ten nesvarbu, kiek aš ten sėdėdavau, vis tiek kažkokių minčių man įeidavo, vat kai tas purslai vandens ten vartėsi, tai taip sėdžiu ir atrodo, blemba, dar sėdėk ir sėdėk, bet išlipau, nes galvoju kažkaip, tipo, kad ir kiek sėdžiu, nešalta. Jo, galima netyčia prisižaisti su to. Jo, bet šiaip, na, sakau, nes upėtakiai ant šaltesnio vandens šiaip būna. O jau Tadas jau pasiguldė viską, ruošiesi. Kaip manot, šiandieną darom tylų ar su muzika? Man tai iš esmės nėra didelio skirtumo, reikia paklausti, kaip kiti, kas prisijungia, labiau nori. Nes aš šiandieną su Vimo gaidinimu appse kvepavau jau ten su ta jo, žinai, muzikėlė. Tai aš jau su muzika vieną turėjau. Ką žinau, šiandieną gal tyliai. Galėsiu už kokių metų laiko su harmonika. Su atsipalaiduoju. Žiūrėk, gal išės kompą pasileisti. O tai tu dabar tenais Jo. ten pat, ne? Jo. Už Kauno, jo. Ir iš ten ir minsit? Ta prasme, kur minsiu? Startuosit, ta prasme, su dviračiais aplink. Ai, tai aš čia vienas darysiu pirmiausia, tai vienaskaitoj. Aš galvau, kad jūs abu varysit kažkodėl. Blogai. Ne, aš vienas varysiu ir minsiu iki Šiaulių. Šiaip oficialus startas Šiauliuose. Supratau. Šiauliuose pradėsiu ir aplinkui visą Lietuvą ir po to Šiauliuose dabaigsiu. Ir klausyk, pro Dzūkiją varysi? Pro visur varysiu tikriausiai. Žinau, pažiūrėsiu. Mažą pusę, žinai, šitoj pusėj. Tai kai aš suplanuosiu viską, tai aš tikriausiai susirašysiu su žmonėm, su visais aplinkui, kur kas gal ar pernakvot, kad, žinai, palapiniai, kad ir kaip mėgstu miegot, bet yra proga susitikti, paplepėti su žmonėm, pabendrauti. Tai reikės kur nors. Ir gal sumastysiu kažką ir pravesti, bevarydamas aplinkui Lietuvą vis kur nors. Nežinia. Čia yra ant žemės prūdas, kur upėtakiai jame irgi plaukia. Nes ten prūdas, pro kurį šaltinis bėga, tai ten irgi gan šaltas vanduo. Tai galima ten susodinti žmonių, žinai, ten ir vasarą ten vėsu. Vasarą beveik bet kokiam vandenį vėsu, jeigu koks upelis ir panašiai. Jo. Tai būna kokie plus 30 laukia ir tada atsisėdai kokį upelį ir Taip. O čia, toj Dzūkijoje šiaip tų upelių tokių šaltininių, žinai, tų tokių šaltų realiai. Pilna irgi. Plemba, Šiandieną vienas draugas atsiuntė tokį trumpą video iš Magdaudžiaus. Magdaudžiaus tipo, kaip Kurbunokovos menų mokykla, bet tenais nesąmonės mokino. Iš tokių yra surenka. Tai kadangi žino, kad aš per džiudžitsu labai mėgstu kojas, aplink kojas apsipinti, tai atsiuntė, kur tipo Magdaudžiaus leg locks. Žmogus laiko už kojos, o kitas tiesiog koją pradėjo purtyti ir tas žmogus
Tipo, kad kažkokią energiją siunčia jam per koją ir Jo. pralenksina, aš tenais verkiau šiandieną. Gerai, už minutės pradedam. Įsitaisykit, atsisėskit, atsigulkit. Davai, Kam per telefoną darysim. Aš nenuogas, jeigu ką. Jeigu netyčia atsijungsiu, tai prikelkit, nes ant 8 egzo turiu. Ant 8 egzą. Tai va, Tai gal žadintuvą geras užsistatyk, ne? pasiruošimas. Gal užsidėk žadintuvą rimtai. Dėl viso ko žadintuvą užsistatyk. Nes Užsidėjau, mum bet tave aš- pakeltai gali būti sunku, žinai. Mes rėksim, o tu nieko. O dar jeigu ant telefono užsidėjai du nodis tarp, o reikia užsidėti, kad nepermuštų kas nors. O čia irgi geras priminimas. Užsidėkit ant telefonų, kad niekas neskambintų. Jo, kad... Čia užtruks nedaug, 15-20 minučių. Nu ką, aš dabar užmutinu visus, bet kas norit patys atsimutinkit, jei kažką pasakyti norėsit. Bet dabar kol kas... Gerai, atsigulkit, atsisėskit kur nors, įsitaisykit patogiai, ar gulėkit. Akis užmerktos ir ramiai pradedam kvėpuoti pro nosį. Tiesiog įkvepiame pro nosį ir iškvepiame pro nosį. Tiesiog pajuskite, per kur oras eina, ką užpildo jūsų viduje. Ar tai krūtinė, ar tai pilvas, gal šonai kur nors. Tiesiog observuokite, kur oras įeina. Lengvas, ramus kvėpavimas. Ir dabar pilnai užsipildome save, bet irgi palengva, be jokios jėgos. Tiesiog pilnai užsipildome save. Ir tada atsipalaiduojame, lyg atsidūstume. Pilnai įkvepiam ir tiesiog paleidžiame viską be jokios jėgos. Užpildome savo pilvą, savo krūtinę. Ir atsidusiam. Pildo pilnai. Ir išeina viskas. Ir dabar mėginkite susifokusuoti į kvėpavimą pilvu. Kad pirma pilvas jūsų prisipūstų pilnai. Tada krūtinė. Ir paleidžiame orą. Pilvas. Krūtinė. Paleidžiame orą. Ir taip toliau. Tik dabar, kai išpučiat, su garsu atsidūskite. Jauskite, kai sunkumai nueina nuo jūsų su kiekvienu iškvėpimu. Jeigu išeina, nusidžiovaukit. Išleidžiant orą. Leiskit kūnui atsipalaiduoti. Ir dabar tiem, kas gal nežinot, Mofo metodą kvėpavimo, tiesiog kvėpuokit ramiai ir tuojaus aš jums papasakosiu, iš ko susidaro ir kaip tai daryti.
Taigi kvėpavimas susidaro iš 3 labai paprastų dalių, kur jūs patys jas galite daryti vieni. Tai pirma dalis yra 30 aktyvių įkvėpimų, užsipildymų pilnai. Ir paleidi orą. Ir tokių 30. Antra dalis. Tai po paskutinio iškvėpimo. Kai iškvėpiam, užlaikome, nekvėpuojame, leidžiame kūnui biškutuką pabūti be kvėpavimo, atsipalaiduot ir išjungti smegenis visiškai. Ir trečioji ta dalis. Tai yra, kai jau nebegalite laikyti savo oro, įkvėpkite ir užlaikome 10-15 sekundžių. Kadangi aš dabar giduosiu visą šitą, tai jum patiem nereikės nieko nei skaičiuoti, nei galvoti, tai reikės klausyti. Ir pradėkime kvėpuoti. Pilnai užpildome savo pilvą, krūtinę. Įsivaizduokite, lyg į galvą norėtume dar įkvėpti, užsipildyti pilnai. Ir paleidžiame orą. Užsipildo pilvas, krūtinė, galva. Paleidžiame orą. Ir kvėpuojame, nesustojame, be pauzių kvėpavimas. Tai juda lyg ratas. Tai įkvėpiame ir iškvėpiame, įkvėpiame ir iškvėpiame. Nėra pauzė tarp iškvėpimo ir įkvėpimo. Ir tarp įkvėpimo ir iškvėpimo. Taigi tiesiog palaikome šitą ritmą. Palaikome, galbūt jaučiate, kai jūsų pirštai nutirpsta, gal galva sukasi minimaliai. Tai galite jūs reguliuoti. Jeigu jaučiate, kad per daug kūnas pradeda tirpti, mažiau oro išpūskite. Jeigu jaučiate, kad galva svaigsta ir galbūt nenorite to, tiesiog biškutį ritmą palėtinkite, bet nesustojame kvėpuoti. Svarbiausia pilnai užsipildyti save. Užpildome pilnai savo pilvą, krūtinę, galvą ir paleidžiame orą. Pilvas, krūtinė, galva ir išeina viskas. Tik tai paleistas oras, neišpučiame, be prievartos oras išeina. Aktyvus įkvėpimas, pasyvus oro paleidimas. Dar 5 kartai. Kvėpuojame. Pilnai užpildome savo pilvą, krūtinę, galvą ir paleidžiame orą. Ir visi vienu metu pilnai įkvėpiame. Išpučiame pilnai. Pilnai vėl įkvėpiam. Ir paleidžiame orą. Laikykite, nekvėpuojant, būkite dabar. Pajauskite, ar jūsų kūnui dabar reikia oro. Ar galbūt jūs galite tiesiog be oro dabar pabūti. Visiškai atsipalaidavę. Kuo mažiau judesio, kuo mažiau mąstymo. Tiesiog leiskite kūnui atsipalaiduoti. Ir visi įkvėpiame pilnai. Užlaikome orą įkvėptą. Ir sugrįžtame į aktyvų kvėpavimą. Pilnai užsipildo pilvas, krūtinė, galva ir paleidžiame orą. Su kiekvienu įkvėpimu pajauskite, kaip energija eina į jūs, kaip gyvybė eina. Kadangi su oru įeina ir mūsų gyvybė. Mes galime be vandens prabūti ilgai, galime be maisto, be oro. Niekaip. Taigi pajauskite, kaip jūsų kūnas pilnai užsipildo oru. Kaip kiekviena ląstelė pilnai užsipildo oru.
Ir paleidžiame, pilnai užpildome pilvą, krūtinę, galvą ir paleidžiame save. Palaikome ritmą. Palaikome kvėpavimą. Pilvas, krūtinė, galva ir paleidžiame orą. Įkvepiame pro nosį, iškvepiame pro burną paleidžiame orą. Lyg atsidūstant. Oras pats išeina. Pajauskite, kaip jūsų kūnas jaučiasi dabar. Ar galva svaigsta, ar gal matosi kokios spalvos, gal emocijos kokios jaučiasi. Leiskite kūnui jausti tai, ką nori jausti. Dar kvėpuojame, nepristabdome, palaikome kvėpavimą. Užsipildome pilnai, pilvas, krūtinė, galva ir paleidžiame orą. Dar 5 įkvėpimai. Pilnai užpildome, dar 3. Pilnai užsipildome save. Ir pilnai įkvėpiame. Pilnai išpučiame viską. Pilnai įkvepiame ir paleidžiame orą. Pajauskite savo kūną. Ar jums reikia deguonies dabar? Jeigu yra noras įkvėpti, įkvėpkite, palaikykite ir sugrįžkite į aktyvų kvėpavimą. Bet jei galite, dar būkite, mėgaukitės. Ir visi vienu metu įkvėpiame, pilnai užsipildome save. Užlaikome, biškutį suspaudžiame nuo apačios link galvos. Savo kūną. O jauskite, kaip visa jėga kyla į viršų. Ir paleidžiame orą. Paleidžiame ir sugrįžtame į aktyvų kvėpavimą. Užpildome vėl pilvą, krūtinę, galvą. Ir paleidžiame orą. Pilvas, krūtinė, galva. Ir oras pats išeina. Dabar biškutuką greitesnių ritmų. Pildome pilvą, krūtinę, galvą ir paleidžiame. Dabar biškutuką pagreitinsime ritmą, bet tiesiog atvėrę savo burną, įkvepiame pro burną ir paleidžiame viską pro burną. Oras įeina pro burną ir išeina pro burną, pilnai atverta. Lūpos nesuspausios, atpalaiduotos. Oras pilnai įeina ir išeina. Pilnai užpildome pilvą, krūtinę, galvą ir paleidžiame orą. Užsipildo. Sukasi ratas, be sustojimo, be pauzių, įkvepiame, iškvepiame, įkvepiame, iškvepiame. Pilvas, krūtinė, galva ir paleidžiame orą. Pilvas, krūtinė, galva ir paleidžiame orą. Pilvas, krūtinė, galva ir oras išeina.
įkvepiame ir iškvepiame. Dar palaikome šį kvėpavimą. Ir dabar visi vienu metu įkvepiame pilnai. Išpučiame pilnai. Įkvepiame vėl. Ir paleidžiame orą. Ir laikome dabar. Nekvepuojame. Nekvepuojame. Pajauskite, kaip jūsų kūnas jaučiasi be oro. Jeigu yra noras įkvėpti, įkvėpkite, užlaikykite ir sugrįžkite į aktyvų kvėpavimą. Bet jei galite, būkite ir ilgiau. Šiame raunde būkite kiek galite. Pasiekite savo limitą ir mėginkite biškutuką daugiau pabūti. Kas dar nebuvo įkvėpę. Dabar įkvepiame, užlaikome ir sugrįžtame į aktyvų kvėpavimą patys savo laiku. Įkvėpę, užlaikome biškutuką 10-15 sekundžių ir aktyvų kvėpavimą sugrįžtame. Įkvepiame pro nosį, iškvepiame pro burną. Šis raundas kvėpavimo bus ilgas ir stiprus. Orą kiek užlaikysite priklausys nuo jūsų pačių. Dabar tiesiog užpildome savo visą kūną. Įkvepiame pro nosį, iškvepiame pro burną. Paleidžiame orą pro burną. Užsipildome pilnai. Pilvas, krūtinė, galva ir paleidžiame viską. Svarbiausia, kuo daugiau įkvėpti, o ne kuo greičiau ritmą palaikyti. Kuo daugiau įkvėpkite, kuo daugiau užpildykite savo kūną ir kuo lengviau paleiskite viską. Užpildote pilvą, krūtinę, galvą ir paleidžiate. Pilvas, krūtinė, galva ir išeina oras. Pilvas, krūtinė, galva ir išeina. Ir dabar atverkime vėl savo burnas. Ir pilnai pro burną įkvepiame ir paleidžiame orą. Leiskite orui lengvai įeiti, laikykite atvertą. Palaikome ritmą, nepristabdome. Galbūt jausite, kaip jūsų gerklė išdžiūna. Bet toliau kvėpuojame, toliau palaikome kvėpavimą. Dar kvėpuojame. Vis dar pro burną pilnai pajauskite, kaip oras įeina į jūs ir kaip jisai lengvai jūs palieka. Be jokios įtampos oras išeina. Su kiekvienu įkvėpimu jūsų kūnas užsipildo su vis daugiau deguonies. Jūsų kraujyje esančios raudonosios kraujo ląstelės jos pilnai prisipildo deguonies. Tas ir jaučiasi jūsų galbūt dabar pirštų galuose, ar kojų, ar rankų, ar galbūt kažkur kitur nutirpimai. Tenais pagrinde dėl to, nes esate užpildę degunimi ir toliau pildome. Vis dar kvėpuojame pro burną. Vis dar užpildome visą kūną, nesustojame.
Dar 5 įkvėpimai. Pilnai pro burną. Lengvai oras įeina ir lengvai išeina. Ir visi vienu metu pilnai įkvepiame. Pilnai išpučiame. Pilnai įkvepiame. Paleidžiame orą. Ir laikome. Kada jausite norą įkvėpti, įkvėpkite. Užlaikykite 10 sekundžių ir tiesiog ramiai kvėpuokite. Bet mėginkite išbūti kiek galite. Mėginkite pajausti tą norą įkvėpti ir biškutuką jį galbūt pereiti išeina. Gal kažką papildomą pajusite. Leiskite savo kūnui elgtis taip, kaip jisai moka. Pasitikėkite savo kūnu. Jeigu jau įkvėpėte ir esate atsipalaidavę, tiesiog ramiai kvėpuokite. Mėginkite kuo mažiau judesio turėti dabar. Jūsų kūnas perėjo per beveik maksimalų stresą šiuo metu ir per beveik maksimalų atsipalaidavimą. Taigi duokite savo akimirką pailsėti dabar. Mėginkite visiškai be judesio gulėti ar sėdėti. Ir tuo metu, kol gulite dabar ar sėdite, mėginkite pajausti savo kūną, atkreipkite dėmesį į kaip jūsų širdis plaka. Jauskite pulsą savo. Apgalvokite, ką patyrėte dabar. Kas įvyko šio kvėpavimo metu. Gal kažką pamatėte, gal pajautėte. Gal atsiminėt, o gal nepavyko atsipalaiduoti, gal nepavyko išsijungti. Tiesiog pajauskite tai, atsiminkite ir leiskite tai pabūti jūsų mintyse biškutuką. Mėginkite sumažinti netgi kvėpavimo judesį. Kvėpuoti taip, kad kūnas beveik nejudėtų, kol jūs kvėpuojate.
kad kvėpavimas būtų be garso. Ir kol tai darote, mėginkite observuoti, pajusti, kas vyksta jūsų kūne. Ar jaučiate stresą tame, kad reikia valdyti kvėpavimą? Ar galbūt tai kaip tik leidžia jums užtildyti jūsų mintis? Kur dabar yra jūsų susikaupimas ties kuom? Pagrindinė idėja viso šito metodo yra tame, kad leisti jums patiems pajusti save. Kiekvienas žmogus kitaip pajunta, kas vyksta kvėpavimo metu. Kiekvienas žmogus savai. Gali ir emocijų pasirodyti, gali ir atsiminimų ir viso kito. Tiesiog reikia leisti tam. Ir vis dar visiškai be judesio būkite. Ir kol dabar gulite, pradėkit po biškutuką judinti savo pirštų galus, rankų, kojų. Biškutuką. Leiskite gyvybę įeiti į jūsų galūnes. Bet dar neatsimerkite. Pasijudinkite. Ir dabar nusižiovukit. Kuo įmanoma, stipriau nusižiovukit ir išsiraižykit. Kad ir per prievartą čiaulys. Žiauti yra labai gerai. Ir dar ne vieną kartą, ne du. Tiesiog žiaukit. Leiskit kūnui biškį pabusti. Darykite tokius judesius, kokie jaučiasi reikalingi jums dabar. Gal kojas, gal rankas reikia prajudinti. Gal kam nors tiltelį reikia pastatyti, gal ant galvos atsistoti. Kas tik tai jaučiasi jums dabar normalu. Leiskite bet ką. Tai va, šiandieną, ačiū už šiandienos praktiką. Šiandieną nedaug buvo, bet labai gerai, tikiuosi Tadui egzaminas pavyks. Anmutinu visus. Labai gerai sušalau. Dar dabar šalta. Dėkui, Žilvinai, 10 gausiu dabar tikrai. Pilnos smegenis degonės. Atsimeni, ką daryti, jeigu stresas bus egzaminė, ką? Per nosį lėtai kvėpuočiau. Svarbiausia Arba dar gali, žinai, kaip daryt, kai egzaminą laikysi, tai sėdėk šaltam vandenį vadinasi. Oi. Ačiū dar kartelį visiems. Dėkui dar kartą. O beje, Tadai, koks egzaminas? Intelektika vadinasi. Labai žinau apie ką jisai, bet tai įspėjai po egzamino galėsi papasakoti, jeigu išlaikysi. Gerai. Visiems gero vakaro ir iki sekančio. Beje, kitą penktadienį davai pamėginkime surinkti kuo įmanoma daugiau. Aš anksčiau paskelbsiu, kad žmonių kuo daugiau surinktų, nes suorganizuosiu iš Londono vienas toksai lietuvis Aivaras, kvėpavimo treneris atvarys. Jisai savo praves. Ir mėginsiu kiekvieną penktadienį vis po kokį tai žmogų atsivesti. Tai reikės. Jau šnekėjau iš Londono esančiais keliais instruktoriais, mielu noru, dar iš kitų šalių ir panašiai, tai turėtų būti linksma.
Tai super, tu jeigu anksčiau paskelbsi, reikės, va, pavyzdžiui, kai sužinai maudytis, irgi kokį video pafilminti. Ir nu, vat, blemba, kartais po kvėpavimo būna sunku mintis dar dėl. Tiesiog sakyk, Nu, ta prasme, paplaulada ir mes ja, suprasim. bet jis, nu, vat, žinai, einant, aš čia kai dabar kartais būna, maudytis ir ten videšką greit trumpą tokią Jo, sumetu. Tai, mačiau video. tada, vat, reikės tenais ir pasakyti, nu, irgi, vat, kaip sakyt, pasakyti ir parašyti. Tai, vat, kai jau tu paskelbsi, reiks tada nait įsimaudyti, man. Tai aš spėju rytoj paskelbsiu. Labai gerai, rytoj gal dar ir skaistis tėvukas sakelis į vandenį, dar niekada nėra buvę. Gerai, šaunu, ačiū. Gerai, Nu, viso gero, dėkui tau. iki, turiu bėgti. Iki, gero savaitgalio.